Labai malonu matyti šviečiančius veidus. Biski šveplioja, žinot, su protezais jau, tai čia gyvenimas man privertė jau antrus dantis įsidėti. Iš tikrųjų, santechnikas, bet ne iš Ukmergės, bet teko dirbti ir Ukmergėje. Dėl to ir sako, kad ir čia, ir čia, ir čia. Jo ir šlovė viešpačiui, man jau virš 60, tai suės 61, jei ne jis, turbūt manęs čia gal ir nebūtų. Prieš 14 metų, panašiai kaip ir Jonas, mudu tais metais, jis gal 2 mėnesiais anksčiau pasikviečiau Jėzų. Papuoliau, aš įtikėjau per Kaune, dar buvo Parkinas viešbutis, žinau, tenai toksai, ten atėjau vaikų padobot. Ir atėjau, ir neišeinu, ir šlovė viešpačiui. Ir tada aš sukalbėjau atgailos maldą, aš įtikėjau per liudymą, per brolių liudymą, taip, kad būtų kas pasakė, kad Jėzus čia da kas nors. Ir įvyko taip, kad aš irgi buvau geras, labai geras superinis alkoholikas, superinis vagis, superinis verslininkas tame reikale visi alkoholyje. Ir tapau priklausomu. Pats nepajutau kaip, aš gatvėje negulėjau, bet aš jau be jų negalėjau. Ir pats suvokiau, ir broliai, ir sesės, ir visa šeima sako, žiūrėk, ką tu darai, aš galvoju, kad aš stiprus, aš galvoju, pasigydysiu. 2 kartus kodavausi. Tai yra laikinas dalykas, tie kodai, tuos pinus labai greit nulaužiau aš, buvo dar baisiau. Paskui jau važiavau į Švėkšną, galvoju, ten turėjo būti tokia Minesotos programa. Tas gydytojas, atsimenu, Marčiulionis pavardėjo, jisai pasižiūrėjo mane, tu sveikas žmogus, sakasi, ko tu nori. Buvo dar litai, atsimenu, tai buvo gal 7 metai, 27. Ir jis manęs nepriėmė į tą ligoninę. Tai aš jam daviau 200 litų kyšį, tada jis sako, gerai, sako, pagulėk, sako, pasižiūrėsi, kokie čia iš tikrųjų žmonės ateina. Aišku, aš pamačiau, supratau, man davė raminančius vaistus, ten jokios programos nebuvo tuos Minesotų. Ir vėl aš grįžau į šeimą. Kol vartojau tuos vaistus, tie vaistai buvo ten, stiprus narkotikai iš tikrųjų, kad kai sako, man tai būdavo taip, nespėjai danešti, kai burnos jau tu miegi. Ir po truputį aš juos nutraukiau. Ir vėl, kaip sako, po truputį darbai, santechnikas, tokia specialybė, kad neapsėdavom be buteliukų. Ir vėl aš papuoliau į tą liūną. Įvyko šeimininis konfliktas, aišku, aš gavau išeiti iš namų, išsinuomavau butą, gyvenu Kaune. Šiaip taip pat esu jurbarkietis. Ir ten prasidėjo baliukai, aišku, nieks nekontroliuoja, laisvas, ėjau draugai, aš ten gėriau. Dieną naktį, kaip sakoma, aš niekada darbą dėl gėrimų nebuvau praradęs, bet įvyko toks momentas, kada man būdavo sunku, man apie Dievą priminė brolis, nes jis dirbo taksistu. Ir aš jau tos paslaugėlės, kada būdavo visai blogai, nieks nedaneždavo, skambydavo broliui, kad atvežtų man. Jis aišku atveždavo, skaudančią širdim. Ir sako, tu vieną dieną išeisi, nes jis visą tą mano biografiją žinojo, tą kovą su alkoholiu. Ir sako, mama už tavį meldžiasi, jis man priminė Dievą. Nors aš buvau jau susiruošęs išeiti iš gyvenimo, mane apėmė tą alkoholinį depresiją, aš bijodavau išeiti į gatvę, atrodo visi mano tuos darbus, visą tą mano brudną praeitį žino, ir visi žiūri į mane, visi pažįsta. Ir, kaip saka, bet mane sustabdė vaikų meilė. Aš turiu 5 vaikus ir pats augau nuo 13 metų be tėvą, jisai išėjo savo norų iš gyvenimą, aš kilęs iš kaimo ir, visokiaus patyčiaus viską, aš savo vaikus labai myliu.
Ir galvoju, aš paliksiu jiem labai didelę tą naštą, kurią aš pats pergyvenu. Ir ta meilė mane sustabdė. Ir tie pasakyti brolio žodžiai apie Dievą, kad mama už to jisai man priminė Dievą. Nes pas mus šeimoje daug Dievą, mama buvo choro giesmininkė, dėdis kunigas, teta vienuolė, Dievo namuose buvo labai daug, bet buvau aš pats savo Dievas. Ir kas man beliko eilinių išgertųjų metu, jau po to linksmybių, o buvo vidurnaktis, aš kritau ant kelių ir prašiau Dievo, kad Dieve, jei tu esi, patrauk tą norą alkoholiui. Šaukiau, nežinau, kiek kartų aš žinau, ir ryte ir įvyko kažkas tai stebuklingo. Aš ryte pabudavo šviesų, bet aš pamačiau kokiam aš bardakė, gyvenu, butelių primėtyta, kancarų primėtyta, du draugai miega, vienas ant sofos, kitas fotelį. Galvoju, vyrai, kelkitės, jūs eikite iš čia. Jie pasižiūrė į mane, aha, sako, po daugiadienių jau jam baltieji arkliai. Sako, mes padarysim tą vadinamą pachmielą ir išeisim. Sakau, ne, čia to nebus, sakau, susirinkit, viską reikit. Aš tada iš tikrųjų bijau išeiti į gatvę, išeidavau naktį, apėjau visą Kauną, nuomavausi Šilainiuose tada. Buvo tai prieš kalėdinis metas, kažkartai 2 mėnesiai buvo ruduo. Prieš pat Kalėdą žmona paskambino, sako, gal grįž į šeimą, čia maži vaikai, čia šventė, šeima turi būti kartu, aš sutikau. Viskas gerai, atrodo, lyg nieko būti nebuvę. Tik vienu dalyku aš nesupratau, dėl ko aš nenoriu alkoholio. Jinai pasiūlė praeiti Minesotos programą Kaune po naujų metų. Nežinau, kaip aš ten papuoliau, bet žinau, kad papuoliau, bet ten aš atrodo buvau jau paruoštas. Aš buvau toks nuolankus su viskuo. Laikiausi tos programos, viskas gerai. Ir po kiek laiko man žmona pradėjo pasakoti, va, yra tokie vyrai, kurie šlovina Dievą su gitarom. Tugi muzikantas, sakosi. Sakau, koks aš muzikantas, mano ranka 90 metais dirbau Stalin restauracijoje Kaune ir įkišau į frezą pirštus. Šiaip mes Jurbarke turėjom savo ansamblį ir restorane grojau bosinę gitarą. Ir aš kai įkišau, aš nuo tų metų aš negrojau, tai buvo jau praėję 27 metai, sakau aš. Ir kad sakau, kad kur kas Dievą šlovintų su gitara, tai man buvo mistika, kosmosas iš tikrųjų. Ir tuoj vieną kartą, kitą kartą, nes jinai pati, kada aš gerdavau, mes mažai kalbėdavom, sirgau kraujo leukemija, ima apie savo ligas niekada nekalbėdavo, jis sako, man išgydė, tu niekada nežinai, sako, Anykščius atvažiavus buvo, ten banketas buvo 9 metai, sako, ten meldėsi, aš gavau išgydymą, aš dabar sveika. Aš iš vis pečiais tik patraukiau ir man vieną kartą vadinu, kitą kartą vadinu. Buvo pavasaris ir reikėjo vaikus padaboti. Ir aš gerai sakau, einu padabosiu už tos vaikus. Ir ateinu, stoju prie durų. Dabartinis mūsų prezidentas. Oi, kaip mes tavęs laukim, sako čia. Bet jis visą švietė, džiaugsmų laimingas toksai. Ir kada pradėjo vienas brolis liudyti, aš galvoju, kai jis mane pažįsta, visą mano biografiją žino, galvoju, iš kur jis mane žino, aš pradėjau viduj degt. Man pasidarė gėda, atrodo, visi žiūri, tai kaip dabar į mane vienintelį, daugiau nieko nėra, tik aš vienas. Nors aš visai gale ten kažkur tai sėdėjau. Ir tas degimas mane privedė, tas vidinis deginimas. Man priminė tą naktį, kada aš klūpojau ir šaukiau Dievą, kad tai čia yra Dievo darbas, kad aš nenoriu alkoholių. Ir tą vakarą aš atidaviau Jėzui savo širdį. Prasidėjo stebuklai, Dievas išgydė ranką, davė instrumentą, šlovino viešpatį ir supratau, kaip galima su gitara šlovinti viešpatį. Iš tikrųjų, Dievas daug padarė man stebuklų.
Aišku, kada buvau jaunas krikščionis, aš labai jau tapau šventuoju, ėjau skelbti Evangelijos kitiem tiem savo sugėrovam. Tačiau velnias žino visą laiką, kad artiniais prie Dievo jis turi savo planus. Pasakoja apie Dievą, niekas negirdi. Nu kaip negirdi. Nu jie turi savo gyvenimą. Tada aš bandžiau jau gudrauti ir begudraudamas pas papuoliau į tą liūną. Kada degtinys nupirkytų jiem, jie darys viską, klausys, sutinka ir su Dievu, su visko, tik tu juos vaišyk. Ir teko atėjau tokia riba, kad vėl išgėriau visą savaitę ir ačiū Dievui, buvo Trašiūnuose toks reabilitacijos centras. Supratau, kad aš vienas bejėgis. Aš tada nuvažiavau iš darbų tiesiai ten su visais įrankiais, su visku, ir sakau, broliai, uždarykit mane su 7 spynom, nes aš vienas tikrai neišeisiu. Aišku, ačiū Dievui, šeima suprato, džiaugėsi visi. Tada jau buvau bendrijos narys. Ir iš antrų kartų teko išeiti ir dabar, ačiū Dievui, jau 14 metų. Laisvas esu. Dievas išdegino visą pyktį, išmokino atleisti, dar va tokį trumpą gal apie atleidimą, kaip buvau supykęs labai ant savo žmonos. Jinai jau pas viešpatį 4 metai išėjusi, aš dabar vienas su vaikais. Kiti jau suaugę, 2 dar moksliukai. Ir buvo toks atvejis, aš buvau jau įsiskyręs po visų tų, gyvenau atskirai ir įvyko konfliktas ir vienu žodžiu, atrodo, aš jau buvau atleidęs jai. Atrodo viskas, nepykstu aš ant jos. Bet buvo, aš kai dirbu santechniku, buvo žiemos metas. Ir važiuoju pro savo namus naktį iš darbų, sistemą balansavau kažkur apie 5 valandą jau pravažiuoju. Ir ji buvo prašius mašinos, aš sakau, neduosiu. Ir man Dievas pakėlė man tą pyktį, aš pravažiuodamas pro namus, sakau, tu niekada negausi tos mašinos iš manęs. Ir aš buvo šeštadienio naktis į sekmadienį, galvoju, ryte nueisiu į bažnyčią, o buvom užkviesti važiuoti su Bartkum į Vilnių šlovinti, į banketą. Ir aš pavargęs, nepabudau į bažnyčią. Atsikeliu jau 11 valandą, galvojau, čia jau man ir laiką, nes antrą išvažiuoti reikia. Užsikeičiau kavos, nuėjau į dušą, įsimaudžiau. Ateinu, atsiverčiu Bibliją ir sakau, Dieve, ką tu man šiandien paruošėjai. Ir ką jisai paruošė, aš niekada taip neieškodavau. Ir ten atleis savo priešui, tu pamaitink jį, mylėk jį, galvoju, aš su juo pradėjau ginčytis, Dieve, aš visiems atleidęs esu, tai kaip čia dabar yra? Atleidau aš visiems, kad. Ir jūs nepatikėsit, skambutis. Ir kas skambina? Žmona. Sako, ar tu gali nuvežti į Jurbarką? Muda būdu jurbarkiečiai, tarp kitko ir mano ir klasiokai buvo. Ir sako, senelis jau labai silpnas, atskrido dukra iš Anglijos, sako, reikia nuvežti, gal jau daugiau nebepamatys. Ir aš ką? Ne, sakau, imk mašiną. Ir taip garsiai va. Ir per mane trenkė žaibas. Aš nesupratau, kas įvyko, tik supratau, kad atėjo visiškas atleidimas. Aš sakau, negaliu važiuoti, aš ir kurą užpilsiu, atvažiuoju, sakau, duodu mašiną ir aš išvažiuoju į Vilnių Dievą šlovinti. Ir tu duosi mašiną, taip sakau. Ir vakare, kada aš grįžtu iš Vilniaus, mane Algis atveža iki mano namų, pasimti jau mašinos. Aš jai visą tą dalyką papasakojom, apsikabinom, pasipučiavom ir aš tikrai supratau, kad esu atleidęs. Amen.